Valdžia galvoja, kaip ištraukti milijonus iš šešėlio. O traukti reikia kūrybiškai, nes paprastuoju būdu iš jokių šešėlių nieko neištrauksim. Taigi nusprendė Sodra traukimą atlikti gąsdinimo būdu. Visiems, kas pavyzdžiui yra direktorius, o rodo, kad gauna vos pusę minimalios algelės per mėnesį, visiems tokiems valdžia atsiųs vyšninį voką su laišku. O laiške baisi istorija apie tai, kokią pensiją gaus ir kaip senatvėje gyvens tas, kuris viską šiandien šešėliuose laiko. Laiškas skamba štai taip. Sveikas šešėlių valdove, kol dar sveikas. Dabar aš tau papasakosiu, kas tau bus senatvėje, jei dabar slepi pajamas ir mokesčių nemoki. Tu gyvensi vienas kaip pirštas senoje vieno kambario chruščiovkėje be elektros ir be karšto vandens ir be šalto. Tavo kasdieninė duona bus svogūnas ir tai jį įpirkti galėsi tik be lukštų, nes lukštai prieš Velykas po 10 eurų už kilogramą. Tavo šventinis maistas bus saliero šaknis, žalia ir neplauta, nes vandens juk nebus. Tavo vienintelis vaistas bus baltarusiškas validolis. Ir nuo išorės, ir nuo vidurių. Nuo pagirių nereikės vaistų, bet čia niekam nereikės. Tavo vienintelė pramoga bus ne į polikliniką vaikščioti, ten tavęs neįleis, nes mokesčių nemokėjai. Ir ne televizorių žiūrėti, televizorių pinigų neturėsi. Tavo vienintelė pramoga bus skaityti nemokamas vakaro žinias, kur rašys dar baisesnį brėdą nei dabar. Tavo šventinė pramoga bus kartą per metus, pavasarį, stebėti, kaip kaimynė Jadzytė su chalatėliu valo langus. Ajivo keliuose neėmė, todėl turi ir chalatėlių, ir langams. Tavo vienintelis augintinis, vienintelė širdies paguoda bus tarakonas, bet ir tas pabėgs, nes neberas ką pas tave ėsti. Štai taip prigąsdintas bus šešėlinis direktorius, kuris oficialiai vos pusę minimalios algos te uždirba, o milijonus juodai semia. Išsigąs baisiai toks direktorius. Iš to streso net širdis jam ims streikuoti. Ir išvažiuos nuo to streso atsigauti direktorius į vieną iš savo užsienio vilų, vienu savo prabangių automobilių, ir apmąstys ten savo liūdną baisią senatvę.